Jeigu paklausčiau jūsų, kaip su mažyliais skaitote knygas, tikriausiai aš nesuklyščiau, sakydama, jog dažniausiai naudojame tokį būdą. Kas čia? O kas čia? O kas čia? O kas čia? Taip lyg tikrindami vaiko gebėjimus. Kol vaikas dar nėra pasiruošęs pasakyti, kas čia būti patikrintas ir įvardintas, jam reikia labai daug pagalbos. Tai yra ta pagalba vyksta iš tėvų skaitančių kartu, tėvų, senelių, auklių, kažkokas kartu skaito knygeles su vaikais ir padeda jiems atpažinti tuos daiktus. Tad šiandien, naudodamas šią didžiąją garsų ir atradimų knygą, noriu parodyti vieną nuostabų būdą, padedantį vaikams ištraukti iš savo paslėpto pasyvaus žodyno ir aktyvinti žodžius. Juk taip dažnai girdime, kad viską supranta tas vaikas, bet nieko nesako. Tad šis būdas, kurį netrukus parodysiu, bus kaip tik tas, kuris padės vaikui kuo daugiau pasakyti, o ne tik suprasti. Tad mes, pavyzdžiui, keliaujame į ūkį keliaukime ir pasižiūrėkime. Oho, kiek čia daug visko yra. Ar tu matai? Girdėjote? Mano įkvėpimas atkreipia vaiko dėmesį. O tu pasižiūrėk ir nurodau pirštu, kur žiūrėti. Čia važiuoja traktorius. Būtent šitas palaukimas ir leidimas vaikui užbaigti taip pat patikrina, ar vaikas yra pasiruošęs, tačiau nedarant jokio spaudimo, mes, jeigu po kelių sekundžių neišgirstame atsakymo, galime patys vaikui pasakyti, kas tai yra. Daug kartų skaitant knygeles, vaikas jau supras, kad čia yra ir jis norės užbaigti ir panaudoti žodį traktorius. Na, gal traktorius nėra pats lengviausias žodis pasakyti, lengviau gal būtų pasakyti, jog čia stovi avis, čia stovi arba vaikšto, plasnoja gaidys, čia tupi višta. Ta trumpa pauzė yra ženklas vaikui, kad jis gali pabaigti. O mūsų intonacija, kad aš jau laukiu tavo atsakymo, yra taip pat puikus ženklas vaikui, kad tu gali ir aš žinau, kad tau pavyks. Ir čia yra skatinimas puikus vaiko žodyno aktyvinimo. Ir mes tokiu būdu ne tik tikriname, tačiau kartu skaitome, įvardiname daug veiksmažodžių. Na, pavyzdžiui, čia bėga, darže vaikšto, ant medžio auga. Tie veiksmažodžiai lygiai taip pat yra naudojami kalboje, kad vaiko kalba būtų turtinga, rišli ir jam būtų lengva išsireikšti, ką jis nori daryti, ką jis mato, ne tik daiktavardžiais bendrauti, bet ir veiksmažodžiais. Ir būtent šis žaidimas puikiai padeda išmokti tiek aktyvinti veiksmažodžius, aktyvinti daiktavardžius, tiek aktyvinti veiksmažodžius priklausomai nuo to, kaip prašome pabaigti sakinį. Čia avis stovi, traktorius važiuoja. Iš kurios pusės pakreipsime sakinį, tokio žodžio ir prašysime vaiko. Tad būkime budrus ir kantriai luktelkime tą mažą pauzėlę. Šita knygelė taip pat turi ne tik vaizdų, bet ir garsų. Ir dar vienas puikus žaidimas, ką aš be galo mėgstu, kai su viena knygele gali atlikti keletą veiksmų ir keletą užduočių. Tada ta knygelė nėra tik rodymas, o čia yra, bet taip pat ir įjungimas mąstymo. Pavyzdžiui, klausome. Girdime melodiją ir tuomet, o ką tu girdėjai? Vėl naudojam tą patį būdą. Čia buvo. Jeigu vaikas nežino ir tyli po pauzės, mes pasakome akordeonas ir surandame. Kiekvieną kartą skirtingai paspaudus, girdime vis kitą melodiją ir tada galime surasti. Čia buvo
žuvėdra, vėl leidžiame vaikui pabaigti. Šitas pabaigimo būdas yra toks praktiškas, kurį galime taip plačiai panaudoti ir šioje knygelėje galime ne tik klausyti, ne tik spaudinėti daiktus, rodyti vietose, bet taip pat atlikti dar vieną užduotį. Na, pavyzdžiui, reikia surasti, čia nurodyta, 4 žuvėdras ir mokome skaičiuoti. Net jeigu tai bus mechaninis skaičiavimas, jis bus taip pat puikus būdas aktyvinti vaiko žodžius. Tai kurgi tos žuvėdros? 1, 2, 3, 4 arba sakome čia. Pabaigiam žuvėdra, čia. Žuvėdra, jungiame jau 2 žodžius. Čia, žuvėdra, čia. Žuvėdro, kiek buvo žuvėdro ir tada suskaičiuojame. 1, 2, 3, 4. Dar neskaičiuojame gramatiškai taisyklingai, tačiau skaičiuoti, tiesiog skaičiuoti, žinoti, kiek vaikui metų yra taip pat labai naudingas įgūdis. Tokia turininga, tokia kupina visokių idėjų, garsų ir vaizdų ir bendro darbo ir bendrų žaidimų kartu su vaiku. Aš linkiu jums nuostabaus ir prasmingo laiko.